Sveiki, draugai, bičiuliai, pašnekėsiu šiandien tokiu su rimtą tokią temą. Iš tikro, visi čia laukia tos dienos X, diena X, kas tas bus diena X. Ir šiandien nesinori taip net juokingai pakalbėti. Aš asmeniškai galvoju, kad prasidės iš tikro žudynės. Rimtos žudynės ir prasidės ne tai, kad ten kažkokie priešai mūsų užpuls pradės žudyti, ne. Mano nuomonė, pradės lietuviai žudyti lietuvius. Kodėl aš taip galvoju, kad lietuviai pradės žudyti lietuvius? Jau pasirodo, jau nekartą buvo, kad parašo komentaruose, ten toks buvo irgi jaunuolis parašęs Kaune, ne, kad ten, ką aš tavo dukrytį padarysiu, kai ateis diena X. Ta prasme, tam tikra grupė žmonių tiesiog laukia karinės padėties ar kažkokios tokios X tos dienos, kurie atvirai grasina. Ir tarkim, Maldeikis irgi parašė komentarą ten postą apie mane ir pasi komentaruose ten vienas veikėjas irgi rašo, jau ten, oi, ką aš tau padarysiu atėjus dieną X, ne, ir įdeda ten gulinčio lavonų nuotrauką. Kaip man šitą dalyką suprasti, ne? Tai yra netiesioginiai paaiškinimai, kad tam tikra grupė jau ruošiasi, jau dabar planuoja, kai bus užpuolimas, jeigu toks Lietuvos bus užpuolimas, ko aš netikiu, kad jie užsiims iš esmės likvidavimu kitaip mąstančių žmonių, kad jie pradės grynai žudynės. Aš atvirai drąsiai sakau šitą ir naudoju šitą žodį, nes kėlimas lavonų ir kariuomenės vadas irgi beje pasisakė, bus grioviai pilni lavonų, tai klausimas, kas sus lavonus padarys. Ir įdomiausias toks momentas, kad tai yra atvirai grasinama, aišku, prokuratūra nereaguoja, nieks nereaguoja, teisėsauga nereaguoja, nes šitą žinutę neša tie, kurie yra naudingi šitiem visiems tiem tokiem veikėjam, kurie... Ir pažiūrėkit, aš žinau daug žmonių, kurie bandė užsirašyti į komendantūras. Jų kažkodėl nepriima. Ten yra pagrindinė koncentracija konservatorių partijos narių, konservatnikų. Bandė žmonės užsirašyti šaulius irgi žinau. Irgi kažkodėl tai nepriimami, kažkokie vyksta patikrinimai ir kažkodėl. Ir mano nuomonė, kad ypač šauliai, tai tiksliai nežinau, bet tos karinės komendatūros, aš galvoju, kad jos bus sukurtos tam, kaip Ukrainų TCK, kur gaudo žmonės grinai gatvėse ir tempia į frontą ir kad jie ten vėliau būtų užmušti ar nušauti, tai normalų fronte. Bet yra kitas momentas, ar jie ten davažiuoja į kito fronto. Suprantat, pakeliui užmuš, pasakys, rusai nušovė. Ir aš manau, kad šita likvidacija tikrai prasidės žmonių ir mums nebereikia, taip tarsi yra praignoruojama. Tie grasinimai vieši, mes čia kažkaip tai ignoruojam, o čia, taip kažkaip. Ne, aš manyčiau, reikėtų susirūpinti visiems. Man taip ganėtinai saugi vieta, jeigu čia rytoj būtų, ne? Man kalėjime, žinokit, ten tikrai pakankamai saugu šitoje vietoje yra. Aš nemanau, kad taip atvažiuos ir mane iššaudys ar dar kažką. Bet tie, kurie bus laisvėje, jiems reikėtų susirūpinti. Tokia Janutienė reikėtų susirūpinti. Ką galvojat, neužmuš? Gorienai, Furmanavičiui, Orlauskui, daugybė, Šimaičiui, galiu daug išvardinti pavardžių, visam Šeimų sąjūdžiui ir taip toliau ir tam pačiam Gražuliui. Nes atsiras kažkoks pusdurnis, kuris gavo ginklą ir kuris ateis ir jį nužudys ir kuris jo to neslepia. Tai aš manau, mūsų priešas yra ne čia, visuomenės priešas, tautos priešas. Valdžios priešai yra kažkur ten Rusijos pusėje, bet lietuvių tautos priešai yra čia vietoj. Ir aš manau, tikrai mūsų laukia didelė žudynės, jeigu šitas dalykas atsitiks ir čia nėra ko slėpti, ir čia mes turime apie tai kalbėti. Ir aš siūlyčiau, jeigu prasidėtų toks reikalas jau dabar visiems, kurie yra rizikos zonai, kurios laimės valdžia ar struktūros, dabar turim žinoti vieni apie kitus ir žmonės siūlysiu, ir tikrai dar buvo pasisakymas ne vienas, jeigu prasidės tokie neramumai, tiesiog važiuokit į namus pas Furmanavičių, važiuokit pas Gorienę, važiuokit pas Janutienę, važiuokit pas Orlauską, kad tiesiog, jeigu, kad būtų daug žmonių, kad ir turim saugoti vieni kitus, nes tikrai atsiras, kurie jau turi ginklų, su jais atvažiuos ir jie neslepia. Čia ne aš taip, kodėl aš taip galvoju? Todėl, kad jie patys viešai tą deklaruoja. O pažiūrėk, kas to bus, kai mes ateisim. Jie ateina mūsų žudyti. Ir tada, kaip pykti ant Paleckio, kuris pasakė, kaip teigiama istorinė netiesa, kad savis šaudė į savus, bet dabar mes tą girdim. Ar ne taip. Tai esu labai susirūpinęs ir aš manau,
Beje, čia mano Facebooką, žiūrėkit, kokį Facebooką turiu popierinį. Teka, to visą Facebooką gaunu popierinį. Turiu krūvą, va, pažiūrėkit, va, Veryga su visais elitiniais konservatoriais. Nu, a ką jie čia kamė čia su tom uniformom. Tai jų hebra sako, jie rėkia čia visus kitus reikia žudyti. Jie sako atvirai, žudyti, ne ateit primušti, o žudyti. O Žemaitaitį nuteisė už tai, kad pacitavo ten tą eilėraštuką, kurį aš pats darželio atsimenu deklamuodavau. Tai va tiek.